Na tai ką, sveiki visi, čia su jumis esu aš, P-3, arba kitaip Minecraft Prof TV kanalas. Ir šiandien kuriu savo Minecraft video. Taigi, kaip sakiau pirmame mano video, tai sakiau, kad kursiu Minecraft epizodus. Tai gal tada pradėkime. Einame čia, spaudžiame Create New World ir sakykime, My World. Survival. Tada gal padarome, nežinau, bonus chest. Yes. Čia galime parašyti koks briliantas. Nors ne. Deimantas. Va, deimantas. Done. Create New World. Na tai ką, tada kursime mano Minecraft epizodus. Taigi, palaukime kol užkraus. Ir jeigu girdėsite pašalinius garsus, nekreipkite dėmesio. Štai, susikūrėme mūsų worldą. Čia van aš. Na ir ką, pasiėmėme tada mūsų visą šitą mėšlą. Aš kaip visada nusiemu torčius, nes nežinai, kada jų gali prireikti. Štai. Dabar gal tada eikime, apsižiūrėkime, kas šį gero. Vanduo, eglės, viščiukai. Ką aš žinau, visai nieko. Nors iš tikrųjų galėjo gražesnę vietą duoti. Na, bet nesvarbu. Gal manau, mums reiktų paprasčiausiai užlipti ant to kalno viršūnės ir pabandyti pažiūrėti, kaip atrodo viskas iš viršaus. Taigi taip. Lipame. Na, jeigu surinksite bent truputį laikų, na tai tada sukursiu video, kaip parsisiųsti for free pilną Fraps versiją. Na tai ką, mums reikia maisto ir pagrindė, tai mes galėsim lovą pasidaryti toks vaizdas. Ui! Nu, ja. Taigi, norėčiau, kad bent truputį prenumeratorių gaučiau, tai tada galėčiau kurti įdomesnius video, viską, na, žodžiu, labai stengiausi. Norėjau kuo geriau pasirodyti jums, žiūrovai, todėl, na, žiūrėjau iš karto, būčiau tiesiog, taip galvojau iš pradžių, pizdu, nepasidarysiu to intro ten, kur pradžioj ir viskas. Bet po to tai pagalvojau kažkokia nesąmonė. Na, jeigu žmonės žiūri, tai reikia, kad būtų įdomiau, ne? Na, tai nusprendžiau padaryti ir intro. Gal jisai ir labai paprastas, na, bet kol kas dar nelabai su viskuo moku elgtis. Gal tolimesniuose video bus, na, truputį geresnėje, nes dėl, kad nelabai dar moku elgtis tom video programom visom ten. Dabar parsisinčiau Movie Maker 2.6 versijos ir dabar žiūrėsiu, ką galiu su ją padaryti. Na, tai per jį tik ir susikūriau tą intro visą. Ir stengsiuosi kelti kuo dažniau video, jeigu jūs norėsite. Ir tikiuosi, aš jums patiksiu ir jūs mane prenumeruosite, laikinsite ir panašiai. Bet dabar tada gal nemalkime šūdą ir pradėkime normaliai žaisti. Taigi, dabar kaip matote, reikia nusikirsti truputėlį medžio.
galėtume pradėti pradžią visą. Štai. Šį čia nusikertam. Na, tada gal pasidarykime štai crafting table. Žinot ką, aš taip nusprendžiau, kad man reikia nusižudyti porą viščiukų. Bet pala. Jo, mes eikime žudyti karvių. Taigi dabar, nežinau, galvoju, gal kursiu kokius Hunger Games serveriuose, nes nemanau, kad jums čia bus labai įdomu žiūrėti, kaip aš čia vienas durnių valioju iš tom mapę. Tai nusprendžiau, gal reikės kurti, bet esmė tame, kad aš tiesiog nerandu normalių Hunger Games serverių, kuriuose yra daug žmonių, na, yra geros, ta prasme, įrašytos programos, tarkim, ten TPA ar kažką panašaus. Na, bet čia netame esmė tame, kad aš ieškau tokio serverio, į kurį mane įleistų ir kad būtų daug žmonių. Bet kadangi aš jo nerandu, tai gal galėsite, ką žinosite, parašyti į komentarus šitą kokį nors serverį, nes VCH, kiek žinau, jau dabar jie uždarė serverį tą. Nežinau, aš ten jų planų. Taigi, ką žinote, tai ten ta vėjavaikio chata, Cernas, na, jūs tikriausiai visi žinosite juos, tai jie uždarė ten tą greičiausiai VCH serverį. Jie dabar daugiausiai, kiek žinau, laiko skiria į LTP. Taigi, manau, nelabai ten vargsta dėl to, bet Vytautas buvo administratorius, adminas, Vytautas ir RPG. Nu, tai nežinau. Į jį vienintelį, kai ateidavau, man pakildavo gera nuotaika, bet dabar kažkaip, kai jį uždarė, ar kas jam ten atsitiko, aš dabar nelabai žinau, į kokį Hunger Games serverį man eiti, nes iš ties tai tų amerikoniškų serverių yra didelis pasirinkimas, bet manęs juos neįleidžia. Tai tokia esmė ir yra. Tai nežinau, kaip čia man bus. Tai jeigu galite, tai parašykite į komentarus. Dabar tada gal pradėkime žaisti ir šnekėti apie žaidimą. Taigi mes galėsime kitame video pažiūrėti, kaip atsinaujina na, palyginsime Minecraft versijas. Tai ten, kur ta 1 kažkelinta, ir po to galėsim palyginti 1.7.10 versiją su to mūsų žiūrėtomis. Na, tai toksai bus video. Ir dar kursime video epizodus tokiame serveryje. Na, jo IPas bus descriptione. Jis vadinasi Best MC serveris. Na, Hard MC. Na, jisai turi 2 pavadinimus. Bet IPas jo yra su Best MC. Na, tai tada, kaip manau, šiandien buvo toksai informacinis video. Na, tiesą pasakius, toksai net nežinau, keistas iš ties, nes planavau kurti MC epizodą 1, bet išėjo kad informacinis gavosi. Na, bet tai nieko, kaip manau. Taigi, gal tada ir baigime mūsų šitą video. Na, taigi, su jumis buvau aš, Minecraft Prof TV kanalas, arba kitaip Pimės3. Like, subscribe, share.
Iki kito mano epizodo ir kitų video.